Būkite pasveikinti, mėly krepšinio bičiuliai, būkite pasveikinti TV6 kanalo žiūrovai. Žygimantas Skučas, jo metimas ir 3 taškai. Tendencija, kad per pirmą minutę jau 2 kamuolius. Sila galimybė čia tokiai pusiau greitoje etapui. Ir ta forma tikrai turi geresnį. Greitasis puolimas ir Gesina Hopenų kovas žaidžia jau... Šitas pražangos ribas Sūduva gynėsi prieš Hopeną. Jisai 3 taškius ir atakavo apskritai įspūdingų tikslumų, įskaitant ir 2 taškius, o čia... Turi čia kur užatakuoti. Marijampolė Sūduva man tinkavo, tai Pažarauskas klaidinamas ir Kliučinykas. Tai sužaidė ir prie savo įspūdingą bandė. Taškų kraičio pridėjo ir 3 perėjimus. Atakoje Bernui, Bancevičius renkasi metimą iš toli. Čia turimis mačo situaciją Vilijas prieš Skučą ir išnaudoja ne komandą, bet 47 praleisti taškai. O Labutis iš savo. Kevičius pasirodymo prieš 2 dienas atsakomosiose pusfinalio rungtynėse, kuris stebė komandą. Lygas jau puolimo zonoje. Kevičius čia spaudžia kamuolį prie lentos, bet čia pat yra angliškai skiria komandas provokuojamas. Dabar ieškus atakuoti iš toli, jūs juokauja. Kvepia Satterfieldui, nors rezultatas, aišku, netenkina. Ekstra perdavimas, gražiai suvaikšto kamuolys, back to back Ąžuolo. Činskas gerai sudėlioja kojas ir jo 3 taškis nueiti greitą puolimą. Satterfieldas čia gali įnešti chaoso ir jis šiek tiek suprastėjo čia Sūduvos pataikymo procentas ir čia dar ir Giedrius visą likusį laiką. Kučinsko gera gynyba, Satterfieldo blokas ir atrodo arbitrai skaito. Ir čia per Armandą Bancevičių. Ojojoj. Sensacija panašu, kad neįvyko. Marijampolė Sūduva man tik netapo Dariaus ir Girėno taurės čempionai. Sveikinimai Suvalkijos sostinės atstovams. Suvalkijos derbį pamatėme Dariaus ir Girėno taurės finale ir Marijampolės ekipa dar kartą patvirtino, kad yra stipriausia Urbo NKL lygos komanda. Ir į viršų kyla čempioniška taurė. Dariaus ir Girėno legendinių mūsų lakūnų vardo trofėjus keliauja į Marijampolę. Kaip minėjau, Marijampolės komanda nuo